Sveiki atvykę į trečiąją kurso pamoką, kurioje mes kalbėsime apie mūsų tikrovę, kurioje gyvename. Tai čia šiek tiek praplėsiu labiau tą temą, kurią kalbėjau pirmoje pamokoje, būtent apie tai, kur mes iš tikrųjų esame. Kas čia per vieta, kurią ten kūrėjas sukūrė savo vaizduotėje ir mes esame tos vaizduotės kūriniai. Tai daugiau šiek tiek plačiau apie šitą erdvę, kurioje mes esame. Tai šita erdvė, kurią mes matome, yra tik tais labai nedidelė dalis viso to, kas čia dar vyksta, ko mūsų akis nemato arba net pažįsta, nes mūsų akis, žmogaus akis, jinai sutverta matyti tik tais tam tikrą spektrą informacijos. Mūsų akis gali matyti tik tais tai, nuo ko atsispindi saulės spinduliai arba nuo ko atsimuša šviesa. O visa kita yra nematoma žmogaus akiai, bet pavyzdžiui, yra gyvūnai, kurie mato daugiau. Tam, pavyzdžiui, erelis, jisai mato infraredinę šviesą. Katė netgi mato žmogaus energetinį lauką, koksai jis yra. Netgi iš tikrųjų katė iš pradžių, kada jinai pamato žmogų, tai jinai mato ne žmogų, bet jinai iš pradžių pamato jo energetinį lauką, o tik tais tada pamato patį žmogų. Šuo, pavyzdžiui, mato juodai baltai. Bet, ką aš noriu pasakyti, kad yra dalykų, kurių mūsų akis tiesiog net pažįsta. Tos pačios bangos. Tų bangų yra įvairiausių. Radio bangos, bevėlio ryšio bangos, bluetooth'os, infraredai, rentgeno spinduliai. Reiškia, tai yra tokios, yra tam tikros vibracijos, kurių mūsų akis tiesiog net pažįsta, nes jinai tam yra nepritaikyta. Bet kad mes to nematom, nereiškia, kad to nėra. Reiškia, yra netgi ir paralelinės tikrovės, kurios egzistuoja čia kartu su mumis, tik tais mes jų nematom dėl to, kad mūsų akis yra nepritaikyta to matyti. Aišku, yra magų ar žinionių ar ten raganų, kurios turi tas galės ir jos mato tas kitas tikrovės, tas kitas būtybės, ten dvasias, angelus, orbus, šmėklas įvairiausias. Na, žodžiu, visa tai nėra pasakos, visa tai iš tikrųjų egzistuojantys yra dalykai ir tik tais, kadangi mes nepratę to matyti kasdien, kada mes tai išgirstam, tai atrodo kažkaip mistifikuota arba kaip kažkieno tai fantazija ir taip toliau. Tai apie tas kitas tikrovės ir apie kitus kūnus. Netgi pačio žmogaus kūnas, jisai turi, mes matome, mes galime apčiuopti tik tais fizinį kūną. Bet mes turim dar kitus kūnus, mes turim ir astralinį kūną, mentalinį kūną, eterinį kūną, dvasinį kūną. Reiškia, yra dar kiti kūnai, kurių mes nematom, bet jie egzistuoja. Ta pati žmogaus aura, jinai pas kiekvieną žmogų yra skirtinga auros spalva. Netgi iš tikrųjų galima pasidaryti auros nuotrauką. Yra auros diagnostika, toksai ne vienas įrenginys Lietuvoje, kur galima tiesiog nusifotografuoti, kaip padaro tavo auros nuotrauką. Parodo, ar jinai ten labai išdraskyta, ar pažeista, kur pažeidimai ir taip toliau. Reiškia, yra paralelinės tikrovės ir energijos, kurių mes nematom, nes jos vibruoja kitame dažnyje. Reiškia, jos vibruoja tokiame dažnyje, kurių mūsų akis net pažįsta. Bet kaip ir sakiau prieš tai, jeigu mes to nematom, nereiškia, kad to nėra. Tai norėčiau pakalbėti apie vieną iš šitų tikrovių, būtent apie mentalinę tikrovę ir mentalinį kūną. Tai mentalinė tikrovė yra ta tikrovė, kurioje gyvena mūsų mintys. Ir kaip kiekvienas gyvas organizmas turi savo sąmonę, kiekviena ląstelė, kiekviena planeta, kiekvienas augalas ar žmogus ar gyvūnas turim savo sąmonę, lygiai taip pat ir mintis turi savo sąmonę. Ir, kaip pavyzdys, kaip iš vis ateina mintys į jūsų pasaulį, į jūsų matricą, į jūsų tikrovę. Tai, kaip pavyzdys, aš galiu pavaizduoti, tarkim, štai yra Palo Santo pagaliukas. Ir jeigu kol jūs apie jį nieko nežinojote, šitas pagalėlis buvo tiesiog paprasčiausia malka jūsų tikrovėje. Bet jeigu aš jums papasakočiau, kad tai yra šventasis medis, kurio dūmai valo erdvę, kurio kvapas irgi labai yra malonus ir jisai turi įvairių gydomųjų galių
ir jį smilkint namuose, tai yra ir išvalymas blogos energijos ir visa kita. Reiškia, kol jūs apie tai nežinojote, šitas pagalėlis, jisai neturėjo jums jokios reikšmės. Bet kada jūs sužinote, kad yra toksai šventas medis, iš kurio daromi tokie pagalėliai smilkinimui, šitas pagalėlis, dar kitaip Palo Santo, jisai atsiranda jūsų tikrovėje, jisai atsiranda jūsų mintyse. Atsiranda nauja mintis, kuri iki to laiko neegzistavo, jos ten nebuvo. Bet bet tiesiog, kad jūs kažkur išgirdot, kažkas papasakojo ir tokia mintis atsiranda jūsų galvoje. Ir kada jau ta mintis yra jūsų galvoje, jinai, kadangi irgi turi savo sąmonę ir savo tikslą ir savo užduotis, šitos minties užduotis yra kaip įmanoma labiau materializuotis. Reiškia, jos užduotis yra tapti materija. Ir kad jinai materializuotųsi, jinai turi atsidurti materialioje formoje jūsų tikrovėje. Reiškia, ta mintis, kol jinai yra tik tais mano rankose, pats pagalėlis, kol jis yra tik tais mano rankose, jisai jūsų tikrovėje neegzistuoja. Aš jums apie jį papasakojau, jūs grįžot namo ir ta mintis pradeda suktis jūsų galvoje. Ir man galbūt reikėtų įsigyti tokį pagalėlį, ir man gal reiktų prasismulkinti namus, ir man gal ten reiktų tiesiog jį turėti, nes man tas kvapas patiko ir taip toliau. Ir tokiu būdu ta mintis pradeda egzistuoti jūsų tikrovėje tol, kol jūs nueisit į parduotuvę, ar pas draugą, kurį jūs turi tokį daiktą, ir jūs jį įsigysite, parsinešite namo, ir tokiu būdu tai, kas buvo tik tais minties forma pradžioje, tampa materija jūsų tikrovėje. Taip ir visa jūsų ta tikrovė, realiai susideda iš to, ką jūs patiriate, iš to, ką jūs matote, ką girdite, nuo pat gimimo, nuo pat pirmos dienos, kai tik tais jūs išvydote šį pasaulį ir pradėjote kaupti informaciją apie namus, kuriuose gyvenate, apie kiemą, kuriame gyvenate, apie miestą, kuriame gyvenate, apie šalį, kurioje gyvenate, apie visą pasaulį, kiek jūs domėjotės, tokia ir bus jūsų visa tikrovė. Ir gali būti jinai visiškai skirtinga nuo kaimyno, kuris nesidomėjo daugiau negu jo kiemo ribos, nes jisai, pavyzdžiui, pasirinko būti alkoholiku ir jo užduotis yra tik tais nueiti iki parduotuvės, nusipirkti alaus ir jo visa tikrovė egzistuoja 5 km spinduliu. Ir tai yra jo visa tikrovė. Ir jinai yra visiškai tikra ir pilna visko, bet jinai labai skiriasi nuo jūsų tikrovės. Jeigu jūs domitės apie planetas, apie galaktikas, apie kosmosą, jūsų tikrovė labai ryškiai skirsis nuo to žmogaus, kurio visas domėjimosi spektras yra tik tais kaip nueiti ir nusipirkti alaus. Tai tokiu būdu susikuria tikrovės, kuriuose mes gyvename. Ir tos mintys, kurios pas mus ateina, jos irgi ateina su tikslu. Kiekviena mintis ateina pas mus prašydama mūsų energijos, nes tos minties maistas yra mūsų dėmesys jai. Tai kad mintis pavalgytų, aš turiu jai skirti savo dėmesį, nes mano dėmesys yra energija. Reiškia, ateina pas mane mintis, kuri nori tiesiog pavalgyti, jinai man pradeda kurti įvairiausius scenarijus ir jeigu aš į tą mintį nekreipiu dėmesio, vieną kartą, antrą kartą, trečią kartą, ta mintis jinai galiausiai nuo manęs tiesiog išeis iš mano tikrovės, jinai tiesiog dings dėl to, kad aš jos nemaitinsiu. Na, kaip pavyzdys Palo Santo, ten, tarkim, vieną kartą ateina mintis, o žiūrėk, jau tu sudeginai visus po savo Palo Santo, gal tau reiktų įsigyti dar. O aš sakau, ne, man jau gana, aš pasižaidžiau su šito pagaliuku, aš daugiau to nenoriu daryti. Po kiek laiko jinai vėl gali atsirasti, žiūrėk, jau pas tave nėra Palo Santo, jis nusipirk, nes tau reikia prasiduminti namus. O aš daugiau nusprendžiau nedūminti namų su to Palo Santo ir daugiau aš iš vis nenaudosiu. Ir tokiu būdu po truputį ta mintis, jinai išnyksta iš mano tikrovės ir aš nustoju naudoti Palo Santo ir tai daugiau mano tikrovėje neegzistuoja. Reiškia, kas atsitinka? Aš nustojau maitinti tą mintį, aš nustojau jai duoti energiją ir dėmesį ir jinai galiausiai iš manęs pasišalina. Bet įdomioji dalis yra ta, kad mintis pati iš savęs, jinai nėra pati savo šeimininkas, jinai turi savo atskirą šeimininką. Realiai visos mintis turi savo šeimininkus. Ir to paties Palo Santo minties šeimininkas yra dar kitaip vadinamas egregoras,
tų egregorų yra šitoj mentaliniai tikrovėje labai daug. Tai yra religiniai egregorai, tai yra politiniai egregorai, tai yra verslo egregorai, šeimos egregorai. Žodžiu, bet kokia grupė žmonių, kurie vadovaujasi tam tikromis taisyklėmis, sukuria energetinį vienetą mentaliniai tikroviai, dar kitaip vadinama egregoru. Egregorų tikslas, kaip ir bet kokios kitos gyvos formos, išlikti. O kad jinai išliktų, jinai turi gauti energiją. O ta energija yra mūsų dėmesys toms mintims, kurios ir dirba tam egregorui. Tai pavyzdžiui, jeigu tai bus verslas, tai bus verslo egregoras. Ir viskas, kas susijęs su tuo verslu, pavyzdžiui, restorano verslas, ne? Viskas, kas yra susijęs su tuo restoranu, padavėjai, virėjai, vadyba, užsakymų vežėjai, viskas, kas bus susijęs su tuo restoranu ir visi jausmai ir emocijos, kurias patirs to restorano dalyviai, kurie vienaip arba kitaip yra susiję, tą energiją atiduoda to restorano egregorui. Čia kaip ir su sirgaliais, bet kokios sporto šakos, ten tarkim krepšinio sirgaliai. Jie, Žalgirio fanai, paimkim kaip pavyzdį. Jie irgi priklauso Žalgirio fanų egregorui, kuris nuolatos iš jų pasiima energiją. Nesvarbu, ar Žalgiris laimėjo, ar pralaimėjo, egregoras visada pasiimas energiją ir teigiamą, ir neigiamą. Jam, žodžiu, jokio skirtumo, ar tai yra teigiamos emocijos, ar tai yra neigiamos emocijos, jis jas visas pasiima ir nuo to auga, stiprėja, didėja. Dėl to niekada nebūna taip, kad tas pats Žalgiris jisai tik tais laimėtų. Jis kažkada pralaimi. Reiškia, egregoras pasiima ir teigiamas emocijas, ir neigiamas emocijas. Ir kada žmonės, ten tarkim, išgeria alaus, žiūri krepšinį ir pergyvena dėl tos komandos, kad jinai laimėtų, kad jinai iškovotų ten kažkokią tai prizinę vietą, jie atiduoda didžiulį kiekį savo energijos. Ir ta energija patenka tam egregorui. Tai aš nesakau, kad tame yra kažkas tai blogo. Tiesiog tokiu būdu žmonės dalį savo energijos atiduoda toms struktūroms, kurioms jie priklauso, kurioms jie tarnauja. Tai trečios pamokos užduotis būtų išsiaiškinti, kokiems egregorams mes priklausome. Reiškia, kur aš atiduodu savo dėmesį. Aš nesakau, kad visi egregorai yra blogi. Pavyzdžiui, jeigu tai yra mano verslo egregoras, jeigu aš turiu kažkokį tai savo verslą, ir aš ten atiduodu energiją, aš apie tai galvoju, kaip tą verslą padaryti, kad jis klestėtų, kad jisai padarytų didesnį pelną, kad pritrauktų daugiau klientų. Tokiu būdu aš atiduodu savo energiją, dėmesį ir jausmus tam egregorui ir tokiu būdu jisai man padeda surasti tuos klientus, kurie irgi atiduos savo energiją, dėmesį, kažkokius jausmus, jaus džiaugsmą, galbūt nusivylimą, bet visa tai yra reikalinga jam, kad jisai gyvuotų. Reiškia, vieni egregoriai, kurie duoda man kažkokią tai naudą, aš juos pasilieku ir aš su jais komunikuoju, aš juos maitinu tuo pačiu savo dėmesiu, bet yra egregorų, kurie man visiškai netarnauja. Pavyzdžiui, jeigu aš priklausyčiau kažkokiai tai religiniai bendruomeniai ir matyčiau ir pykčiau ant kitų religinių bendrovių, kad jos, pavyzdžiui, yra neteisingos, jų yra ideologija neteisinga ir aš tenais pykčiau, eičiau kariauti su jais, ten kovot. Tokiu būdu aš švaistyčiau savo energiją visiškai tuščiai, dėl to, kad, man iš tikrųjų jokio skirtumo, kokia ten religija, kokios ten jų taisyklės ir man pačiam, aš pats nepriklausau jokiai religijai, dėl to, kad aš nenoriu atidavinėti savo energijos tiesiog veltui. Nebūtinai veltui, galbūt ten ir gaunama yra kažkokia grąža, bet aš manau, kad aš skiriu savo dėmesį tam, kas duoda man realią naudą. O šiuo atveju religija man, kiek aš bandžiau, jokios to tiesioginės naudos nedavė, todėl aš tokių egregorų tiesiog nemaitinu. Tai šios pamokos užduotis yra išsiaiškinti, kokiems egregorams jūs priklausote, kam jūs atidavinėjate savo dėmesį. Ir irgi noriu jūsų paprašyti, kad tas egregorus jūs išvardintumėte po šio video. Tai gali būti kažkokia tai filosofija, ta pati religija, sporto kažkokios tai šakos,
filosofijos. Na, žodžiu, labai daug įvairių. Visų egregorų čia tiesiog aš neišvardinsiu jų, kiek daug yra, bet tiesiog pabandykit atpažinti, apie ką jūs dažnai galvojate dienos metu, kam jūs skiriate savo energiją, dėmesį. Ir atsakykite, ar tai jums yra naudinga ar ne. Pavyzdžiui, apkalbų egregoras arba pavydo egregoras. Na, pavyzdžiui, apkalbos, ne? Kokią duoda naudą jums apkalbos? Arba pavydas, pavydo egregoras. Kokią jisai jums duoda naudą? Jeigu jūs maitinate pavydo egregorą, jis automatiškai jums kuria situacijas, kurios kiš jums pagalius į ratus. Dėl to, kad pavydas yra destruktyvi energija. Bet apie tai, kaip mūsų mintys įtakoja mūsų gyvenimus, aš kalbėsiu sekančioje pamokoje. O dabar aš tiesiog noriu, kad jūs išsigrynintumėt, ką jūs maitinate, kokius energetinius egregorus jūs maitinate. Ir kada jūs išsiaiškinsite, kam jūs atidavinėjate savo dėmesį, vėlgi sekančioje pamokoje, aš papasakosiu, kaip nuo jų atsijungti. Tai tiek šiam kartui, lauksiu jūsų komentarų apie energijas, su kuriomis sąveikaujate ir nuo kurių norėtumėte atsijungti. Ir judėsime toliau. Tiek šiam kartui ir iki.